Drabužių mažmeninės rinkoje yra labai svarbu greita ir nuolatinė asortimento kaita, tam, kad mūsų klientai visą laiką atrastų kažką naujo, įdomaus, kad būtumėm patrauklus kiekvieną dieną ir kiekvieną metų sezoną. Ir mano tikslas buvo susirasti kažkokių įdomesnių partnerių prekybai, prekių asortimento praplėtimui. Kadangi mes daugumą savo gaminių siuvame patys, tai buvo labai aktualu surasti papildomas prekes, kurios galėtų papildyti mūsų suknelių asortimentą, kaip pavyzdžiui aksesuarai įvairūs, diržai, papuošalai, pėdkelnės, tai kas dera prie mūsų asortimento. 2020 metais dalyvavau Enterprise Europe Network tinklo kartu su Švedijos partneriais organizuotam Textile Connect online renginyje. Jis buvo skirtas tekstilės pramonės sektoriaus dalyviams, partnerysčių paieškai, kontaktų užmezgimui. Šis renginys mane labai nustebino savo profesionaliu organizavimu ir labai greita dalyvių reakcija, galimybė vieną dieną susitikti su keliais atstovais iš įvairių pasaulio šalių, pabendravus greitai gauti pasiūlymą, pasitarti dėl galimų bendradarbiavimo galimybių. Sakyčiau, tai vienas iš mano veiklos atradimų, būtent Kauno prekybos pramonės amatų rūmuose, kad yra tokie organizuojami online tarptautiniai renginiai. Tai vienas iš būdų susitikti su užsienio partneriais, kai parodos nebeorganizuojamos, gyvi susitikimai negalimi, tai tokie online renginiai yra labai patrauklus ir, manyčiau, naudingi visom įmonėm. Per tam tikrą laiką tikrai galima surasti naudingų partnerių ir ne tik naudingų, bet ir patikimų, nes patikimumas taip pat yra labai svarbus versle.